Oi, tu pažiūrėk. O tu ateisi, Saga? Pūko kalnas. Aš manau, kad šuniuko turėjimas ir buvo didžiausias cherry highlightas. Tai čia mes irgi vėl galim baigti podcastą. Palauk, tavo plaukose kažkas. Čia mes dabar viską įrašinėjom jau, ne? Domas susirado veiklos. Tai jau įvyksta jau rekas jo? Šitą nes. Žinai, tai mes turim. Labas. Hello. Aš manau, kad pirmiausia reikėtų padėkoti šiandien mūsų sponsoriui, Domui. Domai, ačiū tau. Susėdi balkonė. Kolega sakė, kad čia jūs dabar taip filmuojat neprofesionaliai. Mes sakėm, nenorim apkrauti savo idėjom jūsų, bet... Ir netgi formatas pasikeitė, dabar bus normalus, horizontalus video. Ir šiandien mes galbūt norim tiesiog startuoti su antruoju filmavimu. It's cherry. Daug dalykų negalim pasakoti ir dalintis dėl konfidencialumo dalykų. Tai gal tiesiog pradėsim nuo to, kad Laura ir vėl vėlavo. Jo, šiaip filmavimas buvo labai stresovas ir komplikuotas tik dėl to, kad kitą dieną po filmavimo mūsų režisierius Paulius turėjo išvažiuoti į kalnus. Turėjom galimybę pasirinkti vieną iš 2 filmavimo dienų, tai pasirinkom iš to, iš ką galėjom rinktis. Cherry visų pirma, jinai apsirgo, jinai atsisakė darytis primatavimus, mes labai rizikavom pasirinkdami kostiumus ir darėm ant karštųjų, bet kaip niekad buvo komanda labai stipriai susikooperavus, visi vieni kitiems padėjom, iškart lokacijos buvo rastos, kostiumai buvo iškart suderinti, make-upas buvo aptartas, Karina pasirūpino maisteliu, viskas įvyko labai sklandžiai. Jo, užtruko mes labai ilgai, iki paryčių iš tikrųjų filmavom, bet norėjom pamušti, norėjom padaryti gerai, sumažinom scenų skaičių. Turėjom šuniuką, mes turėjom šuniuką su meksikietišku ponšu ir meksikietiška mini kepurytė. Filmavimo highlightas. Nu, ką prisiminiai? Mūsų filmavimo svečius Riteris. Taip, aš žinok, irgi tuo pat metu pagalvojau būtent apie mūsų nuostabų castingą. Jo, nes į greito filmavimo procesą reikėjo įtraukti dar papildomus aktorius, tai juos susirasti per tokį trumpą laiką ir kad pasirašytų mūsų biškį crazy idėjom, buvo sudėtinga. Mes turėjom labai nusimatę daug įvairių scenų. Joms reikėjo pasportavusio žmogaus, stambaus žmogaus, reikėjo, visi jie turėjo būti kenai, barbinai. Apskambinau ir aprašiau krūvai žmonių, bet niekas neišdrįso pasirašyti. Nepasirašė, bet va. Ir tai yra gan sudėtinga dėl to, kad tai yra realiai poros dienų klausimas, ne visi taip staigiai gali pasirašyti. Tai net ir porą dienų, man atrodo, tokiam procesui yra per mažai. Aš gavau tokią žinutę. Tai čia žinote, kaip profesionalai, jūs patys suprantate, kad tokie darbai turi būti apmokami. Taip, bet mes dalyvavom konkurse. Ir mūsų biudžetas tik 500 eurų. Už 500 eurų tokio nepadarysi. Tokio vaizdo klipas kaina nuo 15 000 prasideda. Ne, ten tikrai 15. Tu matei, kiek žmonių? Ar tu matei, kiek ten yra maisto? Ar tu matei, kiek ten yra... Labą dieną. Labą dieną. Ar tu būtum suradęs tiek lokacijų, ar būtum jas taip paruošęs? Taip, Cherry. Ai, nu jo, setai. Setai kiek. Karinos draugas pasirašė. Taip, aš kaip džiaugiuosi, kad atsirado tokių savanorių, kurie sutiko pavaidinti tuos crazy veidmenis. Draugas Astijus, pasitikinti savim ir atidirbo. Taip, tokiu ramiu veidu visiškai chill darė crazy dalykus. Tie pinigai. Taip pat gal komplimentai ir Viktorijai yra už tai, kad jinai tikrai labai proaktyviai, buvo gana lengva su jie dirbti filmavimo metu, nes jinai labai noriai viską darė ir dar pati savo kažkokių minčių pasiūlė, kur sako, aš dar žiūrėkit, dar taip galiu ir su ta pica, kur mes turėjom palaukti, kad jinai būtų sukratyta, negraži ir visa kita, jinai taip kvepėjo. Jinai taip tą picą žiūrėjo ir jinai sako, ai, suvalgysiu. Ir dar atsikando, gal dar kam nors picą? Taip pat mūsų tverko meistras, Gintas. Aišku, turėjom apmokinti, kaip tą padaryti. Manau, kad jam puikiai pavyko. Nu ir mūsų čeburekų pardavėjas. Irgi labai faina, kad pasirašė. Žmonės šiaip iš tikrųjų labai ilgai laukia kiekvieną savo filmavimo eilės. Tai labai ilgiausiai laukia šitas žmogus. Filmavom iki 3, man atrodo, ryto. Namo tai aš pati grįžau, kol visus išvežiau apie 6. Žodžiu. Aš labai atsiprašau, bet sagutė, kad Čia buvo intarpas. Aš žinau labiausiai. Labai noriu padėkoti visiems, kurie padėjo su įranga, kurią gal
pigiau, su nuolaida arba nemokamai. Tai ačiū jums visiems, nes be jūsų tai čia mes būtumėm nelabai. Mes labai šį kartą straglinom su apšvietėjų komanda šiaip. Vienas toks iš sunkumų. Šiuo metu labai didelis stygius yra visų gaferių, sparksų ir apskritai žmonių, kurie dirba su apšvietimu, nes šiuo metu Lietuvoje filmuojama labai daug serialų ir filmų ir juos visus išgraibsto. Labas, atnešk. Labai geros emocijos filmavimo metu buvo ir tas šuniukas, ir tos visos spalvos, ir visi tie bajeriai. Taip, nebuvo lengva, buvo ilgai, bet buvo verta. Ir gaila, kad mes negalim dalintis daug kuo, kas ten įvyko, nes, tiesiog negalim. Dėl komandinio susitarimo, ne dėl to, kad mums kažkas tą leidžia, bet mes tiesiog komandiškai susitarim, nes mes norime, kad visi išsaugotų savo paslaptis. Gal perėsiu prie komisijos darbo, gaila, kad komisija nesuprato, kad šiuo metu trendina. Labas, atik čia, Saga. Atik čia. Kadangi didžioji dauguma buvo vyrai komisijai 2 iš 3, nesuprato galbūt koncepto mūsų, kuris šiuo metu yra labai trendi, tai yra Barbės konceptas. Mes norėjom Cherry padaryti žmogų, kuris ieško savęs per įvairias profesijas. Dėl to aplink šalia visą laiką buvo įvairaus plauko Kenai. Jinai turėjo labai daug įvairių profesijų, kaip Cherry Barbie, jos stilistikoje. Ir gaila, mes iškritom. Ašarėlė. Čia galėsiu padaryti grafiką, kaip bėga. Kaip liūdna. Bet jeigu jūs galvojate, kad ties čia mūsų kelionė baigėsi, tiesiog pažiūrėkit laidą iki galo. Tai kad turim.